Vaikystės žaidimas yra tas žaidimas, kurį tu įsimeni savo visą gyvenimą. Ir mano atveju tai buvo Graftopia. Tai 2012 metų išleistas 2D multiplayerio sandbox žaidimas. Žaidime gali kurti savo pasaulius, rinkti ir auginti daiktus, prekiauti ir paprasčiausiai socializuotis su kitais žmonėmis. Klasikinis žaidimas, manau, Lietuvoje aplamai buvo vienas iš populiariausių tais laikais. Ir supranti, kad laikas greitai eina, kai Graftopia buvo išleista jau prieš 13 metų. Tad norėčiau nueiti 26 metais ir pasižiūrėti, kaip laikosi mano vaikystės žaidimas. Ir yra keli dalykai, kuriuos noriu patikrinti. Pirma, noriu pažiūrėti senus populiariausius lietuviškus serverius. Ar jie yra dar gyvi? Antra, noriu pasižiūrėti į dabartinės kainas žaidime, nes kiek girdėjau ten infliacija, tai pakilus. Ir trečia, tiesiog noriu pasimėgauti žaidimu. O prieš šokant į video, amigos, aišku, lauksiu iš jūsų aktyvumo, laikas, subscribas, bei parašykite į komentarus, ar patys esate žaidę šitą žaidimą. O dabar nieko nelaukia, šaunam prie video. Jo, šita muzikėlė tai yra tiesiog klasika mano ausim. Ir pats ekranas yra tas klasikinis išlikęs, tik kiek žinau dabar prisijungimas yra kitoks. Dabar reikia kurtis akauntą, kad galėtum žaisti. Ir pirmutinis pasaulis, kurį aš noriu pasižiūrėti, tai LT startas. Šitas pasaulis yra tiesiog klasika. Aš atsimenu, čia visada žmonės eidavo pardavinėti savo daiktus. Visų pirma, iš karto man kas krenta į akis, kad yra biškai pasikeitęs šitas hudas. Visų pirma, kas čia po kairę? Iš man tutorialą nori pereiti, brolau, aš esu veteranas šito žaidimo. Šitas pasaulis yra visų pirma klasika ir visų antra, jis yra miręs. Taip yra keista matyti šitą pasaulį, kai nėra nei vieno žmogaus čia. Sveiki atvykę į Graftopia. Pirmas pasaulis tai yra tiesiog miręs, bet yra dar vienas pavadinimu LT. Aš ten negaliu jį nueiti. 25 levelio reikia. Bet pats žaidimas yra išlikęs tas pats, aš kaip matau. Tai yra tiesiog ASMR'as mano ausim realiai. Aš atsimenu, anksčiau buvo didžiausia biznio schema išgriauti visą pasaulį ir jį parduoti kaip clean worldą. Tuo metu tai tiesiog tave pramaitindavo. Visų pirma, aš noriu iš karto vemti, kad pasijungęs shopą iš karto matau už pinigus pirkimus. Mano laikais tokių nesąmonių nebūdavo. Iš karto tu tiesiog gauni į savo veidą tokią pliuchą. Jo, oh my god, starboardas, čia buvo... Čia vaikystėje aš visada jo labai norėdavau, bet aš niekados jį pirkti jo negalėdavau. Kaip matau, šitas žaidimas yra toksai senas, tuo pačiu biškė atsinaujintas. Bet aš turiu seną paskyrą, nuo kurios ir pradėjau žaisti. Tad dabar aš tiesiog pabandysiu ją prisijungti ir pasižiūrėti, ką aš ten gero turiu. Aš esu bagotas! 105 diamond lokai. Ir vienas blue gem lokas. Aš visai buvau pamiršęs, kad aš esu ganėtinai bagotas čia. Ir čia yra mano pasaulis, kurį aš anksčiau, man atrodo, bandžiau daryti į vendingo. Aišku, kaip matot, aš nesu jo užbaigęs. Ir čia bandžiau pardavinėti viską. Čia maistą pardavinėjau, čia blokus. Jeigu aš pas save vaikystėje matyčiau tokius skaičius, aš tiesiog būčiau kiečiausias mokykloje. Man atrodo, tai yra daug, bet kiek žinau, kad jie dabar beveik nieko yra neverti, tai... 15 wordlockų, amigo, oh my god. Mes darome movus, mes darome cashą. Iš vis ką aš turiu gerą blokai. Aš turiu 8 angel wingsus, bet šitą paskyrą per Graftopia buvau sukūręs jau prieš 3600 dienų atgal. Kiek tai yra metais? Tai yra beveik prieš 10 metų atgal. Aš pradėjau žaisti Graftopia kažkur 2015-16 metais. Aš turiu virš 1000 valandų šito žaidimo. Tad šitam žaidimui aš daug atidaviau savo vaikystėje. Tai aš dabar galiu pasižiūrėti LT pasaulyje. Irgi nieko nėra. Aš nesuprantu, ar Graftopia tiesiog jau nebeegzistuoja Lietuvoje. Kodėl visi pasauliai Lietuvos yra mirę? Nei vieno žmogaus nėra net LT pasaulyje. Kas yra, aš labai nustebau, kad į... Kas čia per chatas? Dabar, kad aš matyčiau kažką, man reikia va tokį pasidaryti. Kas čia? Bet aš esu nustebęs, kad Graftopia dar žaidžia 70 000 žmonių. Kaip 26 metais dar 70 000 žmonių žaidžia šitą. Ok, aš žinau dar vieną lietuvišką serverį, kuris būdavo anksčiau pavadinimu Meilė. Šitas pasaulis yra nepasiekiamas? Ar jį užbanė? Kas žino šitą pasaulį, tai žino. Aš net nenoriu prisiminti, kas ten vykdavo. O, dieve. Tai iš lietuviškų pasaulių nieko ir nebėra, aš nesuprantu. Bet vat kitas dalykas, ką aš noriu pasižiūrėti, tai kainas. Nes aš kiek žinau, kad infliacija Graftopijoje yra pakilus tiesiog į kosmosą. Man atrodo, viskas dabar brangiai kainuoja. Ir patys warlockai neturi labai daug vertės. Kažkas tokio. Tarkim, nueisiu į kokį, nežinau, buy wingsus. Pasižiūrėsime, kiek sparnai čia dabar kainuoja. Kam esmė nuo praeito karto, kada aš žaidžiau, kas buvo jau ganėtinai senai, yra pridėta daug naujų dalykų ir to pačiu naujų sparnų, kuriuos aš pirmą kartą matau. Ok, bet yra klasikiniai Angel...
12 Diamond Lokų, 100 Pam Varlokų, 100 Diamond Lokų už Devil Wingsus. Aš atsimenu, jie būdavo, man atrodo, keli Diamond Lokai, 130 Diamond Lokų. Tai aš jeigu dabar juos parduočiau, išeičiau į didelį profitą. Cam 5, Tram 5, 8 iki 100. Šitie sparneliai Cam Diamond Lokų, tu juokauji. Aš prisimenu, senais laikais patys vertingiausi sparnai būdavo Da Vinci, kurie man atrodo kainuodavo apie 200 Diamond Lokų, kas tuo metu atrodė buvo insane. Ir tikrai daugelis jų neturėdavo. Tai man vat būtų įdomu pažiūrėti jų kainą. Aš tik tais jų čia nematau. Kiek jie kainuoja? 500 Blue Gem Lokų iki 700. Aš turiu vieną Blue Gem Loką ir aš jaučiuosi turtingas. Aš nesuprantu iš vis, kaip žmonės tokius pinigus čia turi. Phoenixai 2000 iki 3000. Aš netikiu, kad žmonės turi tokias sumas. Va dabartinės kainos aš Crystal Cape'as. Aš prisimenu šitą keipą, tai būdavo mano svajonė, bet aš niekados negalėdavau jos įpirkti. 12 Diamond Lokų kainuoja. Jau, aš galėčiau tiesiog nusipirkti dabar. Ar čia 120? Jau, kas čia per sumos? Ką galiu tik pasakyti, kad kainos šitam žaidime yra iškilusios žiauriai. Galbūt kažkas iš mano dabartinių daiktų būtų vertingi. Net neįsivaizduoju. Čia yra tiesiog šlykštu. Kristalai. Aš turiu kristalų. Aš turiu chargerį. Okay, šitas yra labai cool dalykas. Aš atsimenu, anksčiau bandydavau gaudyti white kristalus, iš kurių galėdavai pasidaryti savo profito visai taip normaliai. Tuo pačiu būtų įdomu pasižiūrėti kainas tokių augalų, kurie duodavo tau gemsus, kurios tu farmindavai, kad užsidirbti gemsų. Aš šito chato nekenčiu. Kodėl jie pakeitė šitą chatą? Prisimenu, anksčiau būdavo vertingiausi blokai, tokios lempos chandelier, kurios kainuodavo ganėtinai daug. Įdomu, kiek dabar kainuoja. Va šitos blokos tik tais rich people turėdavo, aš jų niekados nematydavau. Kiek jie dabar? Vienas per Warlock. Šiaip man kilo tokia mintis, kad turėti biškį veiklo šitam žaidime. Duokit žinoti man komentaruose, ar norėtumėt pamatyti, kaip aš pastatyčiau šitą vendingo pasaulį. Kaip matote, šiek tiek turiu pinigėlių šitam žaidime, tai galima būtų biškį išsileisti. Tai jeigu jums būtų įdomu pasižiūrėti, kaip pastatyčiau šitą pasaulį, tai duokit žinoti man komentaruose. Realiai net neįsivaizduoju, ką galima būtų veikti šitam žaidime. Aš tiesiog norėjau dėl savęs ateiti biškį įsijungti ir pasižiūrėti, gauti tos tokios nostalgijos. O jeigu patiko šitas video, paspauskite laiką savo nosim. Ir tada kaip visada, amigos, susitiksime naujose videose.